Marketingo kanalai. Pakalbėkime apie marketingo kanalus. Kitas didelis iššūkis – tiksliai išsiaiškinti, kaip pasiekti klientus, o dar svarbiau, kaip perduoti savo žinią taip, kad ji būtų įsimintina. Tai nėra tik reklamos skleidimas bet kur, tai protinga, tikslinga komunikacija. Pradėkite užduodami savo keletą pagrindinių klausimų. Ar mano produktas skirtas asmenims ar įmonėms verslo sektoriuje? Kokius klientus noriu pasiekti? Jaunimą, vyresnio amžiaus žmonės ar vidutinio amžiaus žmonės? Kur šie žmonės yra? Tiek geografiškai, tiek internetinėje erdvėje. Kokius kanalus jie naudoja? Ir galiausiai, kuris kanalas man duos didžiausią grąžą proporcingai mano biudžetui? Atminkite, kad svarbu nenaudoti visus galimus kanalus, o pasirinkti tuos, kuriais tikrai galite pasiekti savo tikslinę auditoriją. Pagalvokite, ką norite perduoti ir kodėl tai turėtų rūpėti klientai. Čia praverčia jūsų unikalios vertybės ir pagrindinė nauda, ką klientai gauna pasirinkdami jūsų produktą ar paslaugą. Jei negalite aiškiai atsakyti į šį klausimą, grįžkite prie ankstesnių segmentų ir patikslinkite savo žinutę. Toliau išnagrinėkime keletą galimų rinkodaros kanalų. Pirmas – socialiniai tinklai. Facebook pasiekti amžiaus grupę 30+. Instagram – nuo 10 iki 30 metų amžiaus grupę. TikTok, jei planuojate pasiekti jaunesnius nei 18 metų. LinkedIn – verslui marketingui. Jie gali būti nemokami arba mokami, siekiant padidinti pasiekiamumą, orientuojantis į tam tikrą amžiaus grupę, vietovę ar interesus. Antras – skaitmeninė rinkodara. Tai gali apimti elektroninio pašto kampanijas, SEO arba internetinę reklamą ne tik socialinėje žiniasklaidoje. Trečias – viešieji ryšiai. Žiniasklaidos dėmesio užsitikrinimas ar ryšių su žurnalistais užmezgimas gali padidinti jūsų patikimumą. Ketvirtas – fizinė reklama. Plakatai, reklaminiai stendai ir kitos tradicinės formos vis dar gali būti veiksmingos, ypač lokaliu mastu. Penktas – naudingas turinys ar tinklaraštis. Dalymasis naudinga informacija natūraliai pritraukia žmonės ir stiprina pasitikėjimą. Šeštas – žodinė reklama. Niekas neprilygsta asmeninių rekomendacijų galiai. Septintas – renginiai. Webinarai, konferencijos ar vietiniai susitikimai padeda užmegzti tiesioginius ryšius. Aštuntas – pardavimai. Tiesioginiai pardavimo kanalai, tiek internetiniai, tiek fiziniai, kur jūsų prekės ženklas gali tiesiogiai sąveikauti su klientais. Išvada – pasirinkite kanalus, kurie tinka jūsų auditorijai ir biudžetui. Sukurkite aiškę, įtikinamą žinią. Ir visada prisiminkite, rinkodara nėra tik jūsų prekės ženklo reklamavimas visur. Tai yra tinkamų žmonių pasiekimas tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku.